Hidrauliniai stabdžiai, neminėjau, bet tai irgi vienas iš Karasava. Karasava. No. Taigi, hidrauliniai stabdžiai irgi yra aktualu, todėl kad stabdžiai turi būti geri, jeigu tokį dviratį. Tai įsivaizduok, pavyzdžiui, važiuoju, kažkas pagalį tau išpykė. Ne? Tai pagalį per lauž, bet ne ratlankė. Taip, todėl kad čia tam ir yra, visų priešų. Čia kas fainiai, pažiūrėk, suvirinta, kaip matai. Nieko nesudaužysi. Čia yra greičiausiai įdėtas kontroleris ten. Arba, nežinau, įsidėt galit pinigėlių kokiu, arba raktus kažkokius. Kontrolerį dėt. Atsisukt va čia iš tos pusės varšiukus, susidėt kažką tai slaptą, pavyzdžiui, būna parsivežti. Jūs galite su čia važiuoti, pavyzdžiui, mėtis jums vis tiek pravažiuosit kelią. Taip, visur apsaugos. O kodėl čia tokia ratlankė be špikių? Tai ką būtų dar tvirčiau. Kiek sveršit, kad čia tokių reikia stabdžių? Žinok, net kokie jau... Ne, aš žinau, kokie 30 kg. Pakelk. Išveidą dabar filmuosi, taip žiūrėjau. Gal daugiau, ne. Apie 32 kg, reiktų pasitikslinti.